Labutis. Išėjome su Auksyte pasivaikščioti, o jūs kviečiu pažiūrėti, kągi nuveikėm šią savaitę. Nu, man atrodo, spėjau ant spurgų. Ar spėjau? Ne? Ne, gal jau nebespėjau. Ne. You finish? Finish. Always finish. Nespėjau. Kaip visada. Finish. Sakė, jau finish. Veiksmas šitam turgui vyksta. Pasiėmiau salotų, vyras dar perka arbūzą. Kiek čia va? Turto. Nu, žiūrim, skaniai atrodo. Ne, tokia žalias. Hello. Žalias. Nieks skanaus. Važiuojam namo. Pusryčių daryti. Pagalvojau, kad nepasveikinau jūsų su naujais metais. Praeitam video kažkaip nerodžiau, kaip praleidom, kaip sutikom naujus metus. Tai tiesiog ramiai mes pabuvom, pavakarieniavom paplūdimy, paskui grįžom namo ir tiesiog ramiai pavakarojom su šeima. 3. Vyras, aš ir dukra. Tai vat, ir svarbiausia, sakiau šiais metais, kad atrastumėte vidinį džiaugsmą ir kiekvienoje akimirkoje žinotumėt, kad viskas yra laikina, viskas praeis ir viskas priklauso tik nuo jūsų pasirinkimo. Pasirinkti ir nuspręsti toje akimirkoje būti laimingiems. Tai labai linkiu tą džiaugsmą pastebėti, susirinkti ir kiekvienoje smulkmenoje, kiekvienoje akimirkoje tą džiaugsmą puoselėti šiais metais. Va, o mes vaikštinėjom su pupa, visi čia kažkaip tvarkosi. Visi čia kažkaip tvarkosi. Ateik čia, ateik Auksyte čia. Kažkoks vyksta tvarkymasis pas visus. Nu labai čia tie čiurni vaisiai tokie guli ant žemės. Tokie nelabai gražiai, o ne, atrodo šlikštokie tokie atrodo. Papa, nemindžiok. Va, ant medžio tokie skruzdėlės vaikščioja ant jų. Einam, čia kažkur bananas auga. Nu va, mūsų gatvė ir bananiukai auga. Nu kaip fainai, koks gražus. Va, čia dar tik tai dedasi. Ir čia jau užaugę. Pupa, pareik. Pabėga jinai, kol aš kažką parodau, tai mažoji nuvaro į kitą galą. Va, dar viena bananų palmė. Niekur neik. Va, čia dar su žiedu tuo pačiu, jau čia aukštai. Fainai. Čia tie bananai kaip pas mus obuoliai kokie. Tai va, tos palmės čia su kokosais ir su bananais, tai eiliniai medžiai. Va, ten kokosų palmė auga. Pas kažką kieme. Vyksta masažai. Atvažiavome į paplūdimį. Kažkada, kai buvom šitam paplūdimį, tai vanduo buvo, nu nežinau, ten kažkur prasidėjo. Dar kitą kartą, kai buvom, tai va čia kažkur pasibaigė. Tai vis laik skirtingai. Kažkaip mes už savaitės persikeliam gyventi į kitą vietą, visiškai į kitą salą. Tai liko savaitę mums, tai dabar, kur važiuojam, vis laik atrodo, kad jau čia paskutinį kartą turim išsirinkę per šitą laiką tokius gal 4 paplūdimius, dabar į kiekvieną paskutinį kartą. Tai ir šitą tikriausiai jau paskutinį kartą, ne? Vas matyt dar, aišku. Aš esu truputį perdegus saulėje. Tai šiandien iš viso iki 5 valandos nebuvau išėjusi lauką. Nes vakar tiek pabuvau, kad
tiesos akimirka. Abus mano spurgyčių. Dabar yra 8:30. Ir aš matau mūsų spurgyčių. Jau anksčiau negu 8:30 jau nebeišeina atvažiuoti. Mažoji atsikelia 8, tai kol į dušą į viską. Va, šitie skanučiai mano reikės pasiimti. Čia vaisius pirksim, a čia spurgas. Yra spurgų. Vada, kiek tešlos. What is the name? Ne, čia gal ne prie šito. Už 20 batų, tai čia už apie 8 centų. Yêu. Cảm ơn Hà. Chào ông spurgų. Nu, žodžiu, 8:30, jeigu nori gauti, tai dar yra. O, žiūrėk, tokių geltonų arbūzų. Čia papaja. Iš tų nežinau pavadinimo, bet tokie visai skanus. Avokadų mums reikia dar. Nu, yra, tik tai mes nežinom, kas čia. No. Na, makaronai su krevetėm. Čia makaronai su krevetėm. Ryžiai su biški vištienos. Čia tokie mažyti. Geras jo, jinai čia atsistojusi. Mažyti. Šnekasi. Nu, nesuprantam mes tų paruoštukų jų. Čia tai kokosų tokie bliniukai. Šituose dažniausiai ryžiai būna. Va tokių gal nebent. O kas čia yra? Nu, tokie panašus, kaip dabar pirkom tą didelį lapą. Čia jau tokie sausainukai. Galim bent 10 batų. Tas spurgytės, tai kad pirko. Bananų spurgytės. Bet šį kartą gavom tų tikrųjų man skaniųjų spurgyčių, tai daugiau nieko nereikia. Bet šiaip sakau, kad reikia kiekvieną kartą pabandyti bent kažką po vieną naujo. Nes nu taip ir nežinai ir neatrandi, kas čia pas juos skanu. Tik tai, kad mūsų skrandukai biški kitokie negu jų, tai viską reikia atsargiai vis tiek. Atvažiavę čia tai geriam 10 dienų gerasias bakterijas, kad būtų viskas gerai. Bet šiaip gerai viskas. Kol kas su skrandukais neturėjom čia bėdų, nors azijiečių maistas visai kitoks negu mūsų. Mes šiandien neturim skalbimo mašinos, dėl to, kad, nu, nėra čia tokių dalykų namuose ir visus rūbus vežam, nu, čia vietiniai plauna juos į skalbyklas. Ir jau vežėm, nu, į savaitę kartą mes juos vežam, vyras nuveža, paskui parveža. Ir sudėjau visą maišą rūbų, sudėjau visus savo rūbus, mažosios, vyro, sudėjom rankšluosčius, patalynę nusivilkom, nu, išsiskalbti. Nuvežė ir po to nuvažiuoja pasiimti. Grįžta, sako, dingo mūsų rūbai. Kaip tu sakau? Nu, sako, nėra mūsų rūbų. Sako, nuvažiavau. Ir pirmas dalykas, tai jie aiškinosi, ar jisai tikrai atvežė tos rūbus. Sako, nu tai reikia patikrinti kameras. Nes maždaug, kad gal netvežė ten rūbų, gal susimaišė, nes nu kaip galėjo dingti tie rūbai. Bet ten šiaip normaliai yra plovykla, nu, ta prasme, paprasta plovykla, bet, nu, žodžiu, nėra rūbų, dingo. Tai dabar su šita suknelė mane matysite dažnai. Ai, nu, dar kitas dalykas, vyro klausė, sako, o tai kokie ten buvo rūbai? Vyras neatsimena, nelabai žino. Nu, savo ten pasakė, mano, tai nežinau, kokie buvo. Tai žodžiu, važiuosim vakare abu kartu aiškintis. Pasiėmė telefono numerį, sako, jeigu atsiras paskambinsim. Nieks neskambino. Tai reikia persižiūrėti, kokie ten tiksliai buvo rūbai ir važiuoti ieškoti.
nes, nu, nežinau, atidavė kažkam, bet ten vis tiek skalbėsi daugiausiai, nu, turistai. Tai tam turistui kažkokių svetimų ir vaikiškų rūbų netiek reikia. O čia šiaip žmonės, jie yra beprotiškai visi geri, jie gyvena vargingai, bet jie labai ieško kaip užsidirbti. Vat jie tau rūbus išskalbs, išlygins, jie ten kažką parduos, kažką padarys, ten žolę nupjaus. Jie visi tikrai tokie labai, nu, tarsime, einantis atiduoti ir norintis užsidirbti. Tai tikrai nėra, kad ten kažkas ar vogtų ar dar kažką. Tiesiog kažkaip dingo. Žiūrėsim, kokia čia bus atomazga viso to. Tikiuosi, kad viskas bus gerai. Aišku, visa jaudinuosi. Už 10 minučių vyks live mano meditacija. Pirmą kartą tokį dalyką darau. Tai jau kai žiūrėsit, jau tai bus įvykę. Oi. Šiaip sausis visada yra ypatingas mėnuo dėl to, kad mes turime išsikapstyti iš praeitų metų energijų ir šiemet sausio 11 diena bus labai ypatinga diena dėl to, kad mes galėsime numerologiškai ypatinga diena ir astrologiškai ypatinga diena prisikviesti naujų svajonių išsipildymą į savo gyvenimą. Ir dabar šeštadienį, tai čia šiandien yra sausio 6 diena, darau laivą, kada kviečiu moteris išsivalyti, aš dirbu daugiausiai su moterimis, išsivalyti, paleisti visas energijos, kurias atsinešėm iš praeitų metų. Ir sausio 11 dieną mes darysim meditaciją, vat ją dar galite papulti, jeigu norite, kad išsipildytų svajonės, įeiti į svajonių realizaciją ir bus toks labai labai gražus momentas, kada visus pinigus atskaičius PVM mes paaukosime vaikučiam, kad išsipildytų jų svajonės. Paaukosime Mamų unijos fondui. Tai labai yra stipru, kada mes pildant savo svajones padedam kitų svajonėms išsipildyti. Ir tą sausio 11 tas susitikimas iš viso bus toksai įėjimas energetiškai į save galinčią išpildyti savo svajones. O šiandien, vat, kai laukia laivas, tai bus nuostabus laikas tam, kad išsigrynintumėm save, savo potencialą ir paleistumėm visus blokus, paleistumėm visus sunkumus. Tai apie tai yra mano darbas ir kad ir kur esu, vis tiek noriu sunešti tą šviesą, tą gerumą moterims ypač, nes tokia mano auditorija ir labai labai džiaugiuosi, kad šiandien meditacijoje tikrai laukia nemažai moterų ir laukia svarbiausia energetiškai labai labai stiprus pajautimas, stiprus išsivalymas, stiprus pokytis ir augimas. Esu apdovanota, kad galiu tai daryti ir esu labai labai laiminga. Tai jeigu nuspręsit, palieku aprašymę nuorodą, kur dar galite prisijungti į meditaciją sausio 11 dienai. Jeigu žiūrite iki sausio 11. Sakėm, reikia kada nors gyvenime paragauti lobsterio. O kaip jis lietuviškai? Omaras. Tai vat, šiandien sugalvojom, kad jau yra ta diena, kada jau prisiruošėm paragautą omarą. Tai užsisakėm vieną būdu. Bus juokinga, nes nemokam valgyti. Bet, kartą gyvenime reikia paragauti, kas čia per daiktas. Nežinau, esat ragavę ar nesat ragavę? Parašykit komentarę. Būčiau paklausus prieš tai gal būtumėt pamokinę, kaip valgyti. Laukiam, dabar sakė apie 30 minučių, kol gamins. Thank you. This is spicy chili tofu. Okay. Oh, yeah. Tai mūsų laimė, kad jisai jau čia atidarytas, čia jau nereiks galvoti, kaip čia įvalgyti. Gal reikia ryžių. Valgėm savo lobsterį. Skanus, tikrai skanus. Manau, verta paragauti, ar šiaip antrą kartą imtumėm. Jeigu būtų pigus dalykas, tai jo. Bet šiaip kažkaip nežinau. Bet tikrai buvo skanu ir tikrai buvo verta. Esam turgui. Einam keptų ledų. Ice cream. Hi.
recipe vanilla chocolate. Maybe vanilla and this? Yeah. Yeah. Yeah, it's this. Nu tai tiesiog ledus dėsi fritiūrinę, manau, man iškeps kažkas tokio. Žiūrėsim, ką čia gausim. Nu va, vidui ledas, išoriai pyragas. Nustebim, koks oras čia pas mus papalmas matosi. O va, mūsų namai stovi. Vis dar stovi, viskas gerai ir balta. Skanu šiaip, tikrai skanu. Tik tai tas vidui ledas toks labai šaltas yra. Na, aišku, kad fritiūriniai kai kepa neištištų. Nu ką, šventė? Šventė, nes atgavom rūbus. Oi, žodžiu, nuvažiavom visa šeima. Tai galiausiai atrado kažkur tą visą maišą. Buvo kažkur jisai užsigrūdęs, žodžiu, išskalbė, atsiprašė, atidavė ir viskas gerai. Galim toliau ramiai naudotis. Šiaip Tailandas tikrai labai graži šalis. Labai graži ir žinot, ko jinai labai užbūrė? Žmonių gerumu. Ir va tas toksai, kaip ir su tais rūbais, jie stengiasi, kad ten atrastų, atsiprašinėjo. Ir tikrai iš to tokio nuoširdumo. Mes kai nuvažiavom, tai jie jau bėgo link mūsų pasakyti, kad viskas gerai, kad jūsų rūbai čia. Ir va ta meilė, ta šiluma tikrai labai čia jaučiasi. Pas mus namuose šokiai, o iš tiesų tai vyksta po truputį pasiruošimas kelioniai, kraustysimės. Šiaip tai gavosi taip, kad mums viena diena dingo. Mes galvojom, kad mums kraustytis, kad mums kraustytis yra trečiadienį. Bet paaiškėjo, kad antradienį. Mėnesį pragyvenom šičia. Tai tikrai esam patenkinti. Čia tokie kaip mūsų namai gavosi. Gal ne taip kaip Lietuvoje namai, bet gavosi tokie namai kaip gyvenom Norvegijoje. Grinai, nes čia ir namas tas Norvego, ir toks stilius, ir labai daug vietos. Mes gyvenom Koalak, vadinasi šita vietovė, šitas miestelis. Tokia pagrindinė viena gatvė. Ir realiai mes vidury kažkur, tos gatvės. Tai mes gyvenom nuo paplūdimių šiek tiek tolokai, kertimiausia mums buvo apie 2 kilometrus, bet pliusas tas, kad labai arti ta visa komunikacija, turgus, kiekvieną rytą galėdavom nuvaryti, nusipirkti, ko norim, naktinis turgus, tai tas rytinis turgus, tai čia iš viso gali pėstute nueiti, naktinis turgus gal kažkokio kilometro ar pusantro, tai su motoroleriu čia irgi labai greitai. Ir atradom pusryčiam labai fainą vietelę, šiandien irgi buvom ryte papusryčiauti. Nu tai per laiką, kai gyveni kažkur susirandi, susidėlioji tas vieteles, kur faina nueiti, kur faina patirti. Jau žmonės atpažįsta. Vakar vakare vėl nuvažiavom vakarienės ten, kur dažniausiai einam. Ten irgi tokia vietelė, filmavau kažką, tokia vietinių visiškai. Tai mane pamato, sako, sim. Tai buvo tą patį kaip visą laiką, nes pas juos laiką imdavom spring rollsų. Nežinau, kaip lietuviškai jie vadinasi. Ir tokių deep fried krevetų su vegetables. Aliejų keptų krevečių su daržovėmis. Tai vis laik imdavom pas juos tą patį. Ir jau vis laiką žinau, kad same. Bet jeigu taip pasižiūrėjus, tai mėnesį ir viskas, jau norisi tikrai važiuoti kažkur kitur, nes jau viskas patirta, pamatyta ir paplūdimiai visi aplankyta. Tai iki paplūdimių irgi buvo į vieną pusę porą beprotiškai gražių paplūdimių nuo mūsų ir į kitą pusę irgi labai gražių paplūdimių. Viskas jau patirta, aplankyta, norisi kažkokio kito patyrimo. Ir mes šitą vietą pasirinkom, kad truputį pailsėti. Čia yra vieta, kur yra mažiau turistų, mažiau tokia populiari vieta, grinai atitrūkti, nes po Lietuvos tikrai buvom tokie išsibarstę, pavargę nuo to viso lėkimo, viso kito. Tai labai smagiai. O dabar važiuojam visiškai į kitą patirtį. Pasiėmėm namuką, tai čia turėjom svetainę didelę, kurioje visą laiką būdom, ir 3 miegamuosius. Tai vienas kaip sandėliukas, kitam miegamasis, o čia, kur dabar esu tokia kaip drabužinė, mes pasidarę su daiktais.
Tai tos vietos labai labai daug. Tai dabar važiuojam, vietos jau bus žymiai mažiau, bet būsim saloj, būsim kur nueiti 2 minutės iki paplūdimio ir visiškai kita aplinka, ten meditacijų namai šalia, labai tikiuosi, netikiuosi, bet laukia manęs ir mokslai toj saloj. Tai visiškai toks kitoks, atrodo, šitas mėnesis buvo toksai adaptuotis, nes tikrai reikėjo adaptuotis ir prie klimato, ir prie temperatūrų, nuo tų kondicionierių, nes be jų tikrai neįmanoma, kai visą laiką 30 laipsnių, bet reikėjo prie jų priprasti, nes ir mažai iš pat pradžių buvo nosies bėgimai. Tai tikrai tokių dalykų, kur reikėjo priprasti ir prie saulės, ir saulės alergijas turėjom, ir mažoji turėjo, tai viską reikėjo pergyventi, apsitrinti, o dabar jau varom į Kolantą salą, jeigu kažkam aktualu, tai važiuosim ir galima sakyti, grįšim į ten, kur nusileidom, nes grįšim į Puketą ir iš Puketo kelsimės keltu, tiksliau to vadinamuoju speedboat, tai greita valtimi, greita valtimi 1,5 valandos iki tos Kolantos, iki tos salos ir paskui dar tenai reikės važiuoti iki mūsų namuko. Labai svarbu pataikyti ant gero kelto, tiksliau ant to speedboato, ant greito, nes yra kiti, kurie plaukia 4 valandas. Tai va, tai mums šiandien ką reikia pasidaryti, tai grąžinti motorolerį, nuvežė vyras skalbinius, susidėti daiktus, užsisakyti taksą, nes šiaip mums nuvažiuoti apie gal 100 kilometrų, bet šitais keliais tai yra apie 2,5 valandos. Tai gal, koks 130 km, bet apie 2,5 valandos tai yra to kelio. Tai va, susirasti vyro teisės, kurias vaikas pradangino. Kokių dar čia šiandien reikalų? Tokių yra reikalų, dar reikia susitarti su čianai, kaip raktą grąžinsim, susitarti tenai, kaip mums duos. Tokių reikalų diena. Tai šiandien laukia didelė temperatūra, tai labai bus gerai leisti laiką namuose, dedantis daiktus ir ruošiantis kelioniai. Tai tiek, ačiū, kad žiūrėjot, dabar jau susitiksime iš kitos vietos, iš salos, palinkėkit mums sėkmės, tikiuosi, be trikdžių puikiai tenai nusigausim, viskas bus gerai. Man atrodo, mūsų dukrytė dar nėra plaukus niekada. Tai bus vėlgi naujos patirtis, nauji patyrimai ir dabar jau keliausim su daugiau lagaminų. Tai dar bus truputį sudėtingiau. Bet pirmiausia, reikia viską susitalpinti dar į tuos lagaminus. Tai ačiū jums ir iki kitų susitikimų.